Labą dieną, mėlyjeji. Sveikinuosi šį gražų, rūkuose pakendusi rytą su jumis Kauno. Ir kadangi esu laiptinėje, tai tradiciškai jau gali suprasti, kad šiandien kalbėsime apie butą, kurį norėsiu jums parodyti. Kas manęs dar nepažįstate, mano vardas Vaida ir dirbu aš nekilnojamo turto agentūroje Ačiū NT su nekilnojamo turto paslaugomis, pardavimais. Tad jeigu išgirsit čia žinutę, kurie ruošiatės parduoti, taip pat galit kreiptis. Jeigu išgirdote tie, kurie ieškote namų, tai paklausykite. Galbūt šiandien būtent pakalbėsiu apie jūsų būsimus namus. Tai ačiū, kas jungiatės, ačiū už širdeles, labai kviečiu ir kitus pasidalinti, uždėti kokį tai patiktuką. Smagu visada gauti, o dabar aš pasidalinsiu dar šiek tiek informaciją keliose grupėse, tai kviečiu ir jūs tą padaryti, arba galite tiesiog pasidalinti transliaciją ant savo sienos, būčiau labai dėkinga, arba pažymėti galbūt žmonės, kuriems gali būti aktualus toks nekilnojamo turto objektas, tai yra 2 kambarių butas Kaune. Taip, pasidalinu keliose grupėse, kad mūsų būtų daugiau. Visada smagu man ne vienai kalbėtis, labai smagu, kada ir užduodate klausimų, tai kviečiu tą daryti. Aš tikrai bandysiu sekti jūsų komentarus. Na ką, ir pradėsim, ar ne? Tai smagu, kad jungiatės. Taigi, tai aš esu šiandien Šilainiuose, viename iš 1986 metų statybos daugiabutyje, laiptinėje aidžiu dabar. Ir vieta tikriausiai, kas esate kauniečiai, kas esate ypatingai Šilainių, tai tikrai žinote, apie kurią kalbu. Iš tiesų, vieta strategiškai yra smagi, nėra namas arti labai judrios gatvės, tokioje ramesnėje šiek tiek vietoje. Aplinka tvarkinga, žinoma, arti darželis, yra kas patogu šeimoms, visiškai nelabai toli yra Mega su visais savo pramogom, prekybos centras ar ne, ir parduotuvėmis, tai tikrai tokia pakankamai patogi vieta gyvenimui, kur visi miesto privalumai pagrindiniai yra labai nesunkiai pasiekiami. Tai va, tai yra, kaip minėjau, 86 metų statyba ir einame tiesiog pasižiūrėti galbūt į vidų, nes manau, kad tikrai smalsu ne tik čia į mane žiūrėti, bet, ir pasižiūrėti, apie ką čia mes kalbėsim. Taip, tai kviečiu užeiti. Taip, štai mes turim koridoriuką, tai nėra kažkokio labai super naujo remonto, tačiau butas labai tvarkingas. Čia mes turime koridorių pirmiausiai, ar ne? Na ir pradėkime galbūt nuo, kaip aš sakau, namų širdies, nuo virtuvės. Tai va, tai yra virtuvytė. Dabar jeigu kvadratais, tai yra tikrai nėra maža, apie 9 kvadratų virtuvė. Šaldytuvas beje visiškai naujas. Praktiškai čia, kaip suprantu, net nenaudotas. Bet, oi, sveiki. Dėmesio užsinorėjau. Štai kaip atrodo pati virtuvė. Jauki, su jaukiom detalėm, tikrai matysi toks butas, toks pilnas visokių jaukių dalykėlių, kaip savininkė minėjo, toks moteriškas. Na va, čia daugmaž, kad įsivaizduotumėte erdvę, tikrai pakankamai toks, va, čia yra dar labai kas patogu, niša, kaip spinta susidėti dalykams, dabar galvoju, čia yra dabar dalykėlių, bet žodžiu, erdvi spinta, šitoje nišoje tikrai labai patogiai galima, va, ir dabar yra valgoma įsikurti, ir pati virtuvės zona. Galime pasižiūrėti šiek tiek pro langus, ką jūs matot, nuostabus klevas, pačiu grožiu dabar atsiskleidęs. Va. Va, kas atspės, kokioje čia gatvėje aš esu? Kur šis namas?
Tai va, su parkingu, matot, laisvų vietų dar yra. Tai irgi rasit, kur pasistatyti automobilį. Na ir keliaujam toliau. Koridorius bendrai šita erdvė ir šita erdvė sudaro apie 5 su trupučiu kvadrato. Nu, dabar einam, gražus paveiksliukas, einame į svetainę. Svetainė yra apie 17 kvadratų. Va. Taip atrodo. Orientuota vėlgi į tą pačią pusę ir tai yra vakarinė pusė, vakarai. Ką tai reiškia? Jums tai reiškia, kad tikrai butas nebus prikaitinamas vasarą, nereikės lapstyti stipriai po roletais ar ieškoti kažkokių kitų sprendimų. Na, keliam toliau. Toliau čia koridoriuje mes turime vonios kambarį. Vonioje yra apie 3 kvadratų. Vėlgi labai tvarkinga. Yra skalbyklė, yra vonia, yra kriauklė. Sveiki, sveiki. Spintutė. Toliau atskirai yra tradiciškai apie kvadrato dydžio tualetas. Ir ką noriu pasakyti, vamzdynai yra pakeisti. Tai didelis pliusas, pats namas nėra renovuotas, bet vamzdynai keisti. Na ir miegamasis. Toks labai romantiško stiliaus. Čia bus berods apie 17 kvadratų. Pasižiūrėkime. Tokia gražia lova, bumbuliukais, pagalvytėm, servietėlėm, kaip paverkti norisi. Taip atrodo pats miegamasis ir kas man labai patinka šitoje vietoje, čia dar turit jūs išėjimą į balkoną, tačiau kas man patinka ir kur aš matau didelį privalumą šito, tai yra orientacijoje, nes viena pusė būtų yra orientuota, ana pusė, kurią rodžiau į vakarus, o šita miegamojo pusė į rytus. Tai reiškia, kad jūs Saulė jūs pažadins ryte, ar ne, su savo šviesa ir spinduliais ir toliau keliauja kitą pusę. Vėlgi jūsų miegamas nebus prikaitintas, prišildytas, kalbant apie vasaros laikotarpį ir jūs tiesiog kaip ir pridera, ar ne, būsit pažadinti Saulės. Ir tiesiog yra komfortas miegoti ir tai yra ko gero teisingiausia kryptis, kur ir turėtų būti miegamasis, ar ne? Ir dar kas yra smagu, kad iš miegamo jūs turite išėjimą į balkoną. Balkonas rytų pusėje. Laukit, keliauja. Tiesa, čia reikėtų pasikeisti čia langą ir duris. Balkonas šiai dienai atviras yra, galite mėgautis grynu oru. Štai matosi aplinka. Ačiū už liuksus, kas siunčiate. Ir ką reiškia balkonas rytuose? Balkonas rytuose reiškia, kad jūs galėsite džiaugtis vėsiais rytais saulės spinduliais, o per pietus, vakare jūs galėsite mėgautis jaukiu pavėsiu ir jums nebespigint saulė ir jūs čia galėsite tiesiog leisti laiką, jeigu jūs mėgstate balkoną kaip po balkoną išeiti ir juo pasidžiaugti. Nekalbu apie tai, jeigu jūs norite čia sandėliuoti kažką, ar ne? Tai tą pilnai galima daryti. Čia, aišku, reikėtų susikurti pagal save, bet čia galima labai susikurti jaukų kampelį. Kas čia matosi? Štai čia yra vaikų darželis. Tai jeigu jūs esate, kaip sakyti, nedidelė šeima, ar ne, nes visgi tai 2 kambarių butas ir turit galbūt vaikučių ar planuoja turėti, tai yra labai labai patogu strategiškai, ar ne? Na, o šiaip, aikštelė matosi. Tai va toks butelis. Tai balkonas, sakau, labai labai geras gali būti tiek tiems, kurie mėgstate išnaudoti kaip balkoną, tiesiog pasimėgauti oru, tiek tiems, kurie tiesiog balkoną naudoja kaip sandėliuką. Tada jau galbūt nėra taip svarbu tai kryptis, ar ne? Kas dar? Tačiau, kad nereikėtų to balkono užgriozdinti jums su daiktais,
Tai šitas butas taip pat turi tikrai didelį erdvų rūsį priklausantį, kur galėsite sandėliuoti savo daiktus. Ir jisai yra apie 7,5 kvadrato, tai tikrai kaip butui labai nemažas rūsys, tikrai galėsite ten daug dalykų prisidėti. Tai va, kas dar? Tai bendroji sumoje čia įvardėjau kvadratus, tas tiek, bet bendroji sumoje kvadratų yra beveik 50, 49,5 berots. Ir berots neįvardėjau aukšto, bet jūs galite atspėti iš balkono. Matėt, kad tikrai ne pirmam aukšte buvau, o aukštas iš tiesų yra 4 iš 5. Tai va, tai tokia pagrindinė informacija. Naujas šitas butas laukia naujų šeimininkų, tai tie, kurie norite apžiūrėti pirmieji, tai galite man parašyti, paskambinti, mano profilyje yra visi kontaktai ir sutarsime apžiūrą. Kol kas tai yra visiškai pirminis paskelbimas apie šį butą, jis dar nėra niekur reklamuojamas, tačiau greitų metų pradėsime didesnę sklaidą. Tai tie, kurie nori būti pirmieji, paskubėkit, nes tikrai turim atvejų nemažai, kada uždelsta diena, kartais valanda, žmonėms, kainuoja ir iš panosės yra nunešamas norimas variantas. Tai taip būna, tai paskubėkit, kurie tikrai ieškotės buto savo ar galbūt investicijai šiuose vietovėse. Tai va, nesakau, butas yra tikrai ne naujo remonto, tačiau tokio tvarkingumo, kad realiai praktiškai galima jame tikrai gyventi ir leisti nuomininkus, jeigu tokio buto ieško. Tai va, dar kartelį pasigrožim tais gražiam spalvom. Perkeliauju svetainė, koridorius, paskutinį ratą apkeliauju ir jau atsisveikinsiu šiandien su jumis. Tai va, dar pasižiūriu, kol aš einu garbės ratą klausimų. Bet lygtais jau šiandieną nematau. Na va. Ir iš virtuvės šiandieną atsisveikinu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, ačiū, kurie pasidalinote, ačiū, kurie uždėjot man širdelę liuksą ar kažkokį kitą patiktuką. Labai smagu grįžtamasis ryšys. Tai kaip minėjau, kurie norite realiai apsižiūrėti šitą butą, duokite žinoti, kuriems galbūt reikalinga pagalba ar konsultacija dėl nekilnojamo turto paslaugų. Taip pat susisiekite. Tai nuostabios jums visiems dienos ir sakau, iki